Dzūkijos televizijos žinios eteryje. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Žiniose matysite povarduvių šventimo gaisras ir mirtis. Užmigau, cigaretę turėjo, nukrito, kur šitą patalinę. Netikėta staigmena, po 10-mečio Alytaus nakvynės namuose susitiko dukra ir mama. Tai kokios jūs mintys, tiesiog kokios emocijos užplūdo pamačius mamą? Buvo graudu. Tautodailės dirbtuvėse pristatoma kūrybinėje stovykloje paprotiniai menai Lietuvos etnografiniuose regionuose sukurtų dirbinių paroda. Man pačiai asmeniškai jie labai patrauklūs savo trapumu. Vakar pirmajame Alytuje Uosių Klevų gatvių sankirtoje užsiliepsnojo gyvenamasis namas. Jo gesinti atskubėję ugniagesiai gelbėtojai namo viduje aptiko negyvą vyrą. Kitas stipriai kūną apdegęs vyriškis nugabentas į ligoninę, pasakoja Daina Baranauskaitė. Šis medinis namas pirmajame Alytuje vakar buvo virtęs tarsi ugnies fakelu, o šiandien nuo ugniagesių išpilto vandens, gesinant gaisrą, tik kabantys varvekliai ir apgailėtinas vaizdas. Paaiškėjo, kad namo savininkas Kęstutis Valiūnas kartu su kaimynu Vytautu Kaminsku vakar šventė Vytauto vardo dieną. Tačiau dviejų vyriškių susitikimas baigėsi tragiškai. Ugniagesiai mano, kad dėl neatsargaus rūkymo išgertuvių metu įsiliepsnojo medinis namas. Vardinės šventės Vytautas Kaminskas žuvo, o namo šeimininkas labai sunkios būklės, stipriai apdegęs, nugabentas į ligoninę. Pažinojau ir dar buvo jo vardo diena vakar, Vytauto vardo diena buvo, tai jie gali su kaimynu ir atšventė, gal ir atsitiko taip, nežinau. Viskas. Ar nesibaiminot, kad ir jūsų sodyba galėjo užsidegti? Tai čia visko Dievo rankose buvo, jei būt sprogi, galėjo viskas nuveikti, taip. Mirusį Vytautą Kaminską pažinoję kaimynai užsimena, kad visų nelaimių priežastis – degtinė. Prisiragavę velnio lašų vyrai tikriausiai užsnūdo, o 46 Vytautui gaisras buvo mirtinas. Pažinojau, tai kaip augau kartu. O kaip manot, nuo ko galėjo kilti gaisras? Kas, žinot, girtumas. Čia prieina, matomai. Užmigau, cigaretę turėjo, nukrito, kur šitą patalinę. Daug medinių namų aplinkui, ar nesibaiminot, kad galėtų užsiliepsnoti ir kiti? Tai kaip ne, tankumas tai yra, žinokit, žmonės dabar neatsargus labai. Šio medinio namo vienoje dalyje niekas negyveno, ta pastato dalis buvo drausta. Kitoje dalyje, kur kilo gaisras, gyveno vienišas vyriškis, kuris nuo nudegimų gydomas, jam nustatytas 1,29 promilės girtumas. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Nors jau kuris laikas spaudžia stiprus šaltis, į Alytaus nakvynės namus ieškoti šilto prieglobsčio benamiai neplūsta. Užimta apie 90% lovų. Beje, šiandien nakvynės namuose įvyko knygos scenarijų primenanti istorija. Po daugiau nei 10-mečio čia susitiko motina ir dukra. Šiandien Alytaus nakvynės namuose įvyko neeilinis susitikimas. Jau antrus metus čia gyvenanti Vilma prieš kelias valandas apkabino daugiau nei 10 metų nematytą motiną. Šią 72 metų močiutę svetimi žmonės glaudė Jiezno rajone, o šiandien socialiniai darbuotojai atvežė į Alytų. Taip, laikinosios nakvynės kambaryje susitiko motina ir dukra. Jų dviejų istorija verta knygos. Gyvenimo vėtytos ir mėtytos moterys šiandien be namų, tačiau turi svajonių. Tai kokios jūs mintys, tiesiog kokios emocijos užplūdo pamačius mamą? Buvo graudu. O dabar gerai. Vis vien apsiprantė žmogus. Niekada nenuvylė, kaip kiti nusivylė. Ir aš tokis jau žmogus, stiprus. Tai kokie dabar planai su mamytė po šitų šalčių? Kurgi jūs keliausit abi? Kaip Dievas duos. Matysim. Bet bandysit kabintis į gyvenimą? Taip, būtinai. Dar jaučiuosi stipri. Biski buvau, žinot, kaip pasakyti, ir nukeliavus ir visko buvo, bet einu, kaip sakant, kabinuosi į gyvenimą ir tikiuosi viskas bus gerai. Priglaudžia, taip ir gyveni. O kiek metų jau savo dukros Vilmos buvote nemačiusi? Jau, žinot, turiu pasakyti nemažai, reiškia, nemažai jau daug laiko praėję. Tai ko ne 10 metų?
Nu, panašumas gali biskutą ir daugiau, bet maždaug jau. Tai kokią ateitį su dukra matote, nes vis tiek ne pačiomis linksmiausiomis aplinkybėmis susitikote? Nu, ką padarysi, jau taip daveda likimas ir sunku. Gyveni sunku ir taip jau gaunas. Ką padarysi? Bet svajojate turėti savo namus? Svajoju, bet nežinau, ar pasieksiu. Alytaus nakvynės namuose yra 30 vietų laikino apgyvendinimo patalpose. Šių metų šalčiausią naktį buvo užimtos 27. Paprastai nakvoti ateina 22-24 žmonės. Kaip ir kiekvienais metais žmonių tikrai padaugėjo, lyginant su vasaros laikotarpiu. Būna dienų, kad tikrai praktiškai 100% užsipildė. Šiai dienam turim 5 laisvas dar vietas, bet kaip matėt, atvežė senutę 72 metų iš Jiezno. Tai ta situacija keičiasi ir gali būti, kad vakare ir nebeliks tų vietelių. Nes kaip matėt, ir žmonių jau nevėjam į lauką, leidžiam būti visą dieną. Kas nori, tas išeina, o kiti leidžia laiką pas mus. Ir tai jiems nieko nekainuoja? Taip, šita paslauga, kur laikinas apnakvinimas, tai yra žmogui nekainuojanti. Didžiąją dalį nakvynės namų gyventojų sudaro benamiai, apsistoję juose nuo vasaros. Nakvynės namuose dominuoja vyriška kompanija, kurioje įsimaišiusios tik kelios, apie 40 metų moterys. Didžiausios dalies vyrų amžius 40-60 metų, vos pora vyrų neturi nė 30. Įvairių sluoksnių žmonės, ir pensininkai, ir jaunimas yra iki 29 metų. Įvairių situacijų iš tikrųjų susiklostė gyvenime. Taip, kad tikrai, kaip ir visuomenėje įvairių sluoksniai žmonių, taip ir čia yra. Aišku, vaikų nepriimam, nepilnamečių. O būtų toks poreikis? Būna kartais, ateina ten 16 metų, sakykime. Laikinai apsigyvenę žmonės gauna karštos arbatos ir pagal galimybes šiek tiek maisto, kuriuo rūpinasi Raudonasis kryžius. Jie, sakyčiau, gal ir nėra taip visai konfliktiški, bet alkoholio vartojimas iššaukia jų agresiją ir jie tada tiesiog nekontroliuoja. Iš tikrųjų, ir visoje Lietuvoje ta situacija yra matoma, kad alkoholio vartojimas tiem žmonėm labai kenkia. O šiuo metu tas laikotarpis, kada žmonės dar pašalpų negavę, tai matome, kad jie tikrai dar ir svajonių turi kažkokių, kabintis į gyvenimą ir visa kita. Norintiems pernakvoti Alytaus nakvynės namuose pakanka pasakyti savo vardą, pavardę ir pateikti, jeigu turi asmens dokumentą. Nors stipriai spaudžia šalčiai, laimiai Alytaus apskrities ligoninėje kol kas neužfiksuotas nei vienas nušalimo atvejis. Daina Barnauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybė inicijuoja akciją. Įmonių bendruomenių atstovai miestelėnai kviečiami ant bendrojo naudojimo patalpų stiklinių durų klijuoti silpnaregiams skirtą žymeklį geltoną apskritimą. Žymeklį pasiimti galima Alytaus miesto savivaldybės priimamajame. Sėkmingai aklųjų ir silpnaregių integracijai į visuomenę didelės reikšmės turi tinkamai sutvarkyta jų poreikiams pritaikyta fizinė aplinka, tarp jų įėjimai į viešosios paskirties pastatus. Geltona spalva pati matomiausia, silpnaregiai geriau pamato šviesų objektą tamsiame fone negu tamsų šviesiame, todėl geltonos spalvos žymekliai yra itin reikalingi. Alytiškiai kviečiami nelikti abejingais ir prisidėti prie aklųjų ir silpnaregių integracijos į visuomenę. Tautodailės dirbtuvėse eksponuojama kūrybinėje stovykloje Paprotiniai menai Lietuvos etnografiniuose regionuose menininkių sukurtų dirbinių paroda. Zervynuose vykusioje kūrybinėje stovykloje šiaudinius sodus rišo, popieriaus karpinius karpė ir margučius margino tautodailininkės iš visų Lietuvos regionų. Tautodailės dirbtuvėse eksponuojamos šiaudinių sodų, popierinių užuolaidėlių ir margučių ekspozicijos autorės 13 menininkių, kurios dalyvavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus organizuotoje kūrybinėje stovykloje Paprotiniai menai Lietuvos etnografiniuose regionuose. Šios parodos eksponatai gimė labai gražioje kūrybinėje stovykloje Paprotiniai menai Lietuvos etnografiniuose regionuose. Stovyklą mes turėjome Zervynų kaime Varėnos rajone 6 dienas, 13
menininkių susibūrėme iš visos Lietuvos kampelių ir marginome margučius, rišome šiaudinius sodus ir karpėme užuolaidėles. Paprotiniams menams priskiriami margučiai, verbos ir šiaudiniai sodai. Labai gaila, kad verbų rišėja paskutinėmis dienomis atsisakė ir negalėjo dalyvauti, tai verbų nerišome. Šiaudiniai sodai, popierinės užuolaidėlės ir vašku išdailinti margučiai patys trapiausi menai, sako Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė. Man pačiai asmeniškai jie labai patrauklūs savo trapumu, nes mes tikriausiai nerasime trapesnio meno už tą šiaudą, už plonytį popierių, ten ažūriškai iškarpytą ir už tą trapų margutį, tuščią kiaušinio lukštą. Viskas labai trapu, viskas tai tarsi labai laikina. Nors kartu ir nelaikina, jeigu tinkamai laikyti, tai daugybę metų galima puoštis ir saugoti. O tai yra labai sena tradicija. Šiaudiniais sodais daugybę metų senovės lietuviai puošdavo savo trobas. Per Kalėdas, per Velykas, vestuvėms puošdavo, garbingiausioje vietoje kabindavo. Buvo suteikiamos tam tikros prasmės, tarkim, kad šiaudinis sodas kuo didesnis, kuo sudėtingesnis, tai tuo susituokusių jaunavedžių pora geriau, turtingiau gyvens. Tai labai graži prasmė. Popierinėmis užuolaidėlėmis taip pat buvo puošiama. Trobos langai buvo puošiami, kažkokios tai lentynėlės. Vėlgi, ta buitis lietuvė tikrai nebuvo galbūt kažkokia turtinga, bet jinai buvo labai graži ir visa tai ir yra atėję istoriškai iš senų laikų. Lietuvos tautodailininkių darbų paroda jau buvo eksponuota Merkinėje, Druskininkuose, Lazdijuose ir Varėnoje. Alytiškiai apžiūrėti menininkių darbus dar kurį laiką galės Alytaus tautodailės dirbtuvėse. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytuje Kernavės gatvėje automobilių aikštelėje pavogtas automobilis Audi A8. Apie šį ir kitus praėjusios paros kriminalinius įvykius plačiau kriminalų rubrikoje. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad iš nesaugomos automobilių aikštelės Alytuje Kernavės gatvėje pavogtas automobilis Audi A8. Nuostolis siekia 10 000 eurų. Dar viena vagystė užfiksuota Alytaus rajone Kaniūkų seniūnijoje. Čia Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo 47 metų vyrišką pareiškimą, kad iš garažo pavogti įvairūs daiktai, kurių vertė siekia daugiau kaip 3 000 eurų. Alytaus apskrities policijos komisariato kelių policijos skyrius praėjusią parą užfiksavo 25 kelių eismo taisyklių pažeidimus. 13 iš jų buvo greičio viršijimo pažeidimai, 7 kelio ženklų ir ženklinimo pažeidimai, po 2 naudojimosi saugos diržais ir telefonų pažeidimai, bei išsiaiškintas vienas neblaivus dviratininkas. Alytaus apskrities Prienų rajono policijos komisariatas prašo visuomenės pagalbos, ieškant Prienuose gyvenančio 60-mečio Antano Mažeikos. Vyriškis sausio 1 dieną 20 val. Išėjo iš savo namų Prienuose, Stadiono gatvėje ir iki šiol negrįžo. Vyriško požymiai: ūgis 1,80 m, smulkaus sudėjimo, žili banguoti plaukai. Vilkėjo šviesiai pilkos spalvos medžiaginę ilgą striukę, mėlynos spalvos džinsinės kelnės. Pojomis vilkėjo mėlynas sportinės kelnės. Avėjo juodus žieminius batus užsegamus užtrauktukais. Asmenys mačiusius ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie Antano Mažeikos buvimo vietą prašome informuoti Prienų rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus vyresnįjį tyrėją Saulių Dobilą telefonu 8 319 62 176 arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Aivaras Juškevičius, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija. Tiek trečiadienio naujienų Dzūkijos televizijos žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro ir iki rytojaus. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.
Šiandien pirmoje paros pusėje vyravo tikras speigas. Ketvirtadienį kai kur prasidės pokyčiai. Šaltis trauksis, snigs. Numatomas šiaurės rytų vėjas. Vilniuje ir Kaune dangų gaubs debesys. Penktadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje numatoma 20, Kaune 18, Klaipėdoje 12 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune bus 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai šalčio.